Aš tave myliu. Ką iš tikrųjų reiškia šitie žodžiai? Mes taip dažnai kartojam ir girdime šios žodžius, kad jie tapo beveik automatiški ir be jokios prasmės ir reikšmės. Mes sakom juos, kai gera, mes sakom juos, kai bijom prarasti, mes sakom, kai norim kažką nuraminti. Meilė tai ne jausmas, kuris atsiranda, kai viskas gyvenime lengva. Tai ne draugeliai, ne euforija ir net ne pažadas, kad visada bus gražu. Jausmai keičiasi, ateina ir praeina, o meilė yra gebėjimas būti šalia, kai kitas yra nepatogus. Kai kitas yra pavargęs, kai jis netoks, kokio tu norėtum. Tai pasirinkimas kalbėti, o ne tylėti. Rodyti ribas, o ne kaupti nuoskaudas. Ieškoti sprendimų, o ne ieškoti kaltų. Ir kartais didžiausia meilės forma yra nelaikyti, o tiesiog paleisti. Nes aš tave myliu be pagarbos, be veiksmų ir be atsakomybės yra tik garsas iš kito žmogaus lūpų. O ta tikroji meilė visada matosi ne žodžiuose, o tame, kaip tu elgiesi tada, kai niekas nežiūri. Parašyk man, kas tau yra meilė.